Esame Vilniuje, lyderiaujančioje atliekų tvarkymo įmonėje Ecoservice. Čia įdiegta pažangi Mobotix priešgaisrinė vaizdo stebėjimo sistema, kuri yra vienintelė tokia Baltijos šalyse. Tad kviečiu kartu sužinoti, kuo ši sistema išskirtinė ir kaip ji padeda užtikrinti dar didesnį saugumą. Čia yra atliekų tvarkymo aikštelė, rūšiavimo, tai priimamos, pakuočių atliekos, stiklo, statybinių atliekų priėmimo zona, medį, taip pat priimam ir rūšiuojam. Iš viso yra, 16 kamerų, iš visų, pusių jo stebi. Visą kiemą ir 24 valandas per parą. Kameros yra iš dviejų dalių. Viena dalis, mato gyvą vaizdą. Mums jos padeda, valdyti procesus, o kita kamera yra tik tai termokamera, kuri galima analizuoti, ar atliekos kaista, nekaista. Taip pat jų yra didelis privalumas tas, kad jos eliminuoja krautuvų ar sunkvežimių išmetamųjų vamzdžių kaitrą. Nes jos žino, kad reaguoja tik tai į pokytį. Tai mums labai yra gerai, kad nereikia kas 10 minučių bėgioti. Stovim prie pagrindinio pulto, kur matom instaliuotas termokameras. Visas perimetras stebiamas, termokamerų, kurios atitinka ir turi sertifikatus ir gali būti instaliuotos prie centralės, kas atitinka ir pripažįstama gaisrininkų. Turėjom bandymus, su realia liepsna, užkūrėm šašlykinę ir tikrai pamatėm ir išbandėm, kad tikrai jos veikia. Šita sistema sujungta su saugos tarnyba 24 valandas, irgi jos mato. Taip pat naktį sėdi ekskomisaras čia ir mato tas kameras tiek termo, tiek ir apsaugos. Kuo ši Mobotix sistema technologiškai skiriasi nuo tradicinių priešgaisrinių sistemų? Apskritai, kalbant apie priešgaisrinės sistemas, reikia pabrėžti, kad įranga tiek programinė, tiek kitoji turi būti sertifikuota. Šiuo atveju mes turime omenyje apie EN 54 standartą, tai yra europinė norma, kuri leidžia prijungti esamas sistemas prie priešgaisrinės sistemos. Antras, vienas iš svarbiausių aspektų, tai yra aplikacijos, kurios yra diegiamos tiesiai į kameras. Turėdami tam tikrą funkcionalumą įdiegtą programiškai į kameras, sumažinam kitos išorinės įrangos kiekį, taip sumažindami eksploatavimo kaštus bei serviso būtinumą. Na ir dar svarbus momentas – kibernetinis saugumas, ko labai džiaugiamės, kad mūsų atstovaujama Mobotix įranga nuo pat pradžios gyvavimo labai stipriai akcentuoja kibernetinę saugą, kas iš esmės mums leidžia drąsiai eiti į rinką šiandieniniam kontekste, kur NIS2 standartas arba reglamentas išėjęs visoje Europos Sąjungoje. Mes galim užtikrinti klientui aukščiausią saugumą naudojant būtent Mobotix tiek programinę, tiek hardwarinę įrangą. Čia taip pat matom, ir krautuvas, ir preso, įšilusią alyvą. Tai irgi tam tikras zonas galima eliminuoti, kur žinom, kad ten ne gaisras, o natūralūs procesai. Tai irgi yra programuojami ir programuotojai nuleidžia iki tiek, kad ten jau nereaguoti tam tikroje zonoje, o tik tai reaguoti ten, kur yra gaisro pavojus. Taip pat galim visas kameras matyti viename ekrane. Gali jos būti sujungtas su telefonu, ir matyti ir žinutes gauti, ir realų vaizdą. Čia ir dabar, ir namuose galiu atsisukti ir, pamatyti, kas vyksta. Keliaukim, prie gaisro fiksavimo centralės, kuri sujungta tiek su mūsų centralė, tiek su apsaugos tarnybos. Yra valdymo pultai, kurios visos kameros yra atskirai pajungtos. Tai jeigu kažkur tai nutrūktų elektra ar ryšys, tai jos visos yra nepriklausomas, kiekviena atskirai. Ne taip, kad vieną nutraukė ir kokios 5 kameros nebeveikia. Jeigu įvyko gaisras, tai centraliai užsidega, liepsna gaisras, gaunam į telefonų žinutes, galim online čia ir dabar pasižiūrėti vaizdą. Yra visas algoritmas, kaip, turi darbuotojai elgtis. Įsidiegę šitą naujovę, inovatyvią sistemą, ženkliai jaučiamės saugiau, nes žinom, kad, nieks neliks nepastebėtas.